Tai sveiki, aš esu Vytautas Paukštelis ir man 25 metai ir kuriu muziką nuo 11. Ir vat kaip pasakoju apie tą mano instrumentą, kurį aš sukonstravau, tai ten visai ne instrumentas. Tiesiog aš turėjau tokį diską, kurį gavau iš klasioko, klasiokas gavo iš čigonų, kuris vadinosi Music Maker. Ir tiesiog aš su pulteliu prie tos programos prasidėdavau daug valandų ir tą dalyką įrašinėdavau į kasetės. Ir tas kasetės rodydavau klasiokams. Tai taip mano prasidėjo muzikinis likimas. Taip pat aš baigiau muzikos akademiją, kompoziciją, magistrą. Ir galima sakyti, kurių 14 metų. Mano šiandienos tema yra muzika ir garsas, kompiuterizacija. Tokia labai lengva tema. Tai norėčiau pradėti nuo to, kad prieš daug tūkstančių metų kažkas panašaus į mus girdėjo genį, gal dar krokodilą ar dar kažką. Ir tas garsas visą laiką mus veikdavo. Ir mes jį bandydavom atkartoti. Ir tas atkartojimas buvo visiškai nesistemiškas ir jį galima prilyginti triukšmui. Tai yra tiesiog laisvai besigeneruojantis garsas, sklindantis iš mūsų. Ir per daug tūkstančių metų žmogus pradėjo kurti instrumentus, kad tą garsą sisteminti ir taip pat užrašinėti muziką. Ir pats užrašymas muzikos, jisai atsirado visai neseniai. tą dalyką galima apibrėžti Bibliją, pavyzdžiui, arba kitais šventaisiais raštais, nes juose būdavo, tarkim, dainų žodžiai, arba psalmės, arba jų melodijos. Ir vėliau, tik tai galbūt 8 amžiuje, Vidas iš Areco, jisai sukūrė sistemą linijų ir gaidų. Va šita sistema, jinai tik dabar yra dar tobulesnė. Ir praktiškai tas laikotarpis, 13 amžių, muzikos yra va toksai. Ir, sakykime, 21 amžiaus 8-9 dešimtmetyje gal atsirado tokie vaizdai būtent dėl kompiuterio. Tai va, tai ir būtent mano šiandienos tema yra kažkiek apie tai. Taip pat aš truputėlį maišysiu kai kuriuos dalykus, aš nepasakosiu viską iš karto iš eilės chronologiškai, dėl to, kad kitaip jums bus labai sudėtinga suprasti. Tai pirmas dalykas, tai būtent tas triukšmas, kuris yra mumise, ir chaosas, kuris pavirsta sistema. Ir kaip po Bacho, Mozarto, Bethoveno, Schuberto, Skriabino ir taip toliau kelios dešimtis kompozitorių, 20 amžiaus pradžioje atsiranda visokie socialiniai iškirpimai, kaip pasauliniai karai, ir to pasėkoje atsiranda žmonės kaip Antonas Šiombergas, naujosios Vienos mokyklos atstovas, ir sukuria atonalumo sistemą. Ir atonalumo sistema paremta tuo, kad jūs žinot, kas yra oktava? Tai oktava yra visą laiką besikartojantis 12 garsų periodas. Čia kas nesupranta. Do, 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 do. Do, do, dies, re, dies, mi, fa, dies, sol, dies, la, dies, si, do. Tai jo idėja buvo tokia, kad visi šitie garsai yra vienodi. Ir juos visus reikia vienodai panaudoti visose kūriniuose. Tai sakykime, jeigu mes sugrojame taip, tai mes gaunam 10 balų pagal Šiombergą. Jeigu mes sugrojam taip, neigiamas.
Ir jeigu mes sugrojame vėliau, išvystydami šitą sistemą, mes, pavyzdžiui, pradedame groti taip. Bet visa tai yra sugeneruota iš anksto natose. Ir būtent tas, kad mes visą laiką generuojam kažką iš anksto ir yra muzikos kūrimo principas esminis. Ir dėl to tai ir yra muzika. O pagrindinė problema to, kas yra dabar, yra garsas. Tai yra žmogui nepakako muzikos ir jisai nusprendė, kad jam reikia aprėpti visą garsą. Paimti ir pradėti manipuliuoti juo. Tai yra visiškai neaprėpiamai nauja epocha, kuri prasidėjo tik tai dabar, 20-ame amžiuje. Ir jinai gali būti tęsęs galbūt 100 metų, gali būti 1000 ir daugiau. Nes kol kas žmogus kažką geriau negu garsas negali sugalvoti. Dar truputėlį apie tą atonalumą. Tai tas 12 garsų naudojimas yra vadinamas serija. Tai lygiai taip pat, kaip bet kurioje kitoje srityje mes susikūrėm savo kažkokią tai schemą ir pagal tą schemą dirbame. Tai mes susikūrėme garsų seriją, šiuo atveju 12 garsų. Ir mes ją manipuliuojame. Bet įdomus faktas yra tas, kad serija, jeigu jūs pasidomėtumėte, tai serija kaip išradimas bent 1/3 priklauso Čiurlioniui. Tai yra, kaip sakyti, ištakos Lietuvoje, lietuvių genijaus. Tai dabar, kas yra muzika, kaip ją apibūdinti? Tai muzika apibūdinama kalbos elementais. Tai yra toksai terminas, muzikos kalbos elementai. Tai galima būtų sakyti harmonija, melodija, ritmas, tempas, faktūra, struktūra, forma. Labai daug aspektų, kurie sukuria muziką. Lygiai taip pat kaip yra anglų kalba ir yra tarimas, yra kalbėjimas, yra rašymas, yra dar visokiausių tam tikrų savybių, pagal kurias mes sukuriame elementų visumą ir gauname kalbą. Tai lygiai taip pat muzika yra kalba, kuri turi savo elementus. Ir iki atonalumo šie elementai visi būdavo kartu ir jų balansas buvo daugmaž vienodas. O atonalumas, jisai truputėlį tą balansą pradėjo keisti. Ir būtent atsirado naujos rūšys, tokios kaip generavimas, begalinis generavimas arba tiesiog kombinatorika arba laisvos mintis muzikoje. Visiškas laisvumas. Tai čia yra tam tikras muzikos kontekstas. Kas yra atonalumas? Atonalumas, teisingai. Kas tai yra? Atonalumas tai yra toksai dalykas, kad čia yra tonalumas. Čia jau yra atonalumas. Tada nedera? Nedera, bet pagal tam tikras taisyklės. Jo. Taisyklės galime įvardinti taip, kad yra tonacija, mažorinė tonacija arba minorinė tonacija, arba yra dermės ir jos vis tiek, jas galima būtų pavadinti tonalumu. O atonalumas jisai būtent destrukcija tam tikra tos sistemos, kuri buvo iki šiol. Taip sakant, visada nauja epocha turi kažką tai Tai čia muzikos kontekstas, dabar truputėlį apie garso kontekstą.
Tai čia grįžtant prie to, kad žmogus labai mėgo kurti instrumentus. Iš pradžių pradėjo nuo medžio, po to atsirado metalas. Ir apytiksliai apie 1850 metus toksai vokiečių išradėjas Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz sukūrė Helmholtzo rezonatorių, kuris veikia tokiu principu, kad jeigu mes paėmėme butelį ir jį pučiame, mes girdime toną, dėl to, kad rezonuoja kaklelis. Esmė yra tokia, kad kadangi kaklelis yra siauras, o butelis yra platus, susidaro spaudimas ir grįžtantis oras, jisai rezonuoja tarp savęs ir judina sieneles kaklelį. Taigi jisai tą principą pritaikė elektroje. Jisai paleido elektros srovę į magnetą ir kada mes paleidžiame elektros srovę į magnetą, mes gauname elektromagnetą. Tai magnetas, kuris spinduliuoja elektros srovę per orą. Ir į tą elektromagnetą jisai įdėjo 2 metalinius virbalus, tokius pagaliukus. Ir jie rezonuoja. Tai čia yra jo išradimas. Tada to visiškai nežinant, amerikiečių mokslininkas Joshua Grėjus, jisai sukūrė muzikinį telegrafą. Ir muzikinis telegrafas būtent ir dirbo tuo principu, kad elektromagnete yra 2 juostelės, kurios virpa. Ir tada jų virpėjimą galima sustiprinti tenais, pavyzdžiui, su tranzistorium arba su elektros lempute. Ir tada tą virpėjimą sustiprinus galima prijungti prie, sakykime, varpelio. Arba prie kolonėlės. Ir tada mes girdime garsą. Ir tai yra tam tikra Dievo išraiška. Dėl to, kad elektra mums yra kaip viena iš Dievo išraiškų ir mes šiuo metu būtent esame valdomi elektros visą laiką. Patys per save. Vėliau po to telegrafo atsirado tokie dalykai kaip, tarkim, savaime grojantis pianinas arba muzikos dėžė, bet tai yra mechaniniai dalykai, bet tai, kad žmogus nori, kad kažkas tai grotų savaime. Jam yra visą laiką toksai noras, kad kažkas jam grotų. Tada tas noras truko galbūt 20-30 metų ir būtent per fiziką, per mokslą atsirado tokie išradimai kaip sintezatorius. Ir sintezatorius čia, pirmas sintezatorius yra Helmholtzo rezonansas, jeigu taip paim, dėl to, kad tai yra elektra, kuris skleidžia garsą. Kelinti metai? 850-ieji. Tai vėliau atsirado tokie mokslininkai kaip Tereminas arba Martinas, kurie sukūrė tokias elektros grandines, kad vieną garsą sujungus su kitu garsu gauname 2 naujus garsus. Ir tai jau praktiškai sukūrė visą naują istoriją, kad gali būti manipuliuojamas garsas, kad mes neturime vieno garso kaip telegrafe, o kad turime, sakykime, 4 garsus. Ir jau galime kažką tai kurti. Ir visas tas dalykas, jisai įvyksta 20 amžiaus pradžioje paraleliai Schönbergo atonalumui. Bet tai yra kaip 2 nesusiję dalykai, nes tai vyksta fizikos moksle, o atonalumas vyksta profesionaliosios muzikos moksle. Taigi, apie 30-uosius, 40-uosius, 50-uosius metus susikūrė pagrindiniai sintezės būdai. Čia yra tai, ką mes girdim visą laiką per radiją. Visi kūriniai. Absoliučiai. Visa tai, kas turi nors kažkiek elektros garso, visa tai yra sukurta tais principais, kurie buvo sukurti beveik prieš 100 metų.
Tai pirmas yra sudedamoji sintezė, additive synthesis. Tai esmė tokia, kad kairiai turime toną ir dešiniai turime toną. Tai čia tas, kuris kairiai. Čia va nulis. Va, čia nulis, dabar aš įjungsiu. Dabar mes turėsim 2 tonus. Tai skamba tas pats dėl to, kad tai yra 2 tokie patys tonai ir skamba tiesiog dvigubai garsiau. Dabar aš perjungsiu kitokią bangą. Ir radikaliai kitas garsas. Tai šitos bangos lygiai taip pat panašių laikotarpių buvo sukurtos ir jų esmė yra tokia, kad mes turime spektrą, kurį girdime, žemus, vidurinius ir ten aukštus kažkokius. Bet elektroniniai muzikai pasireiškia šiek tiek kitaip negu žmogaus balse. Ir tas, kuris yra kairiai, vadinasi sinusoidė, jeigu jūs matot. Neturi jokių stačių kampų banga. Čia taip labai primityviai pavaizduota. Tai esmė yra tokia, kad skamba vienas dažnis, tam tikras. Sakykime, aš kalbu maždaug keliais milijonais dažnių vienu metu. Ne vienu metu. Per 100 sekundės dalį. Ne. Va. Čia yra vienas dažnis. Sakykime, kita banga vadinasi pjautinė banga. Tai antra banga būtų šita. Tai yra visi dažniai vienu metu. Triukšmas. Baltasis triukšmas. Ir tada filtruojant tą baltąjį triukšmą į obertonus. Obertonai tai yra, kada mes sakome kažką tai arba dainuojam, atsiranda kažkokie kiti tonai, aukštesni dėl rezonanso. Rezonansas sukuria sensaciją, kad yra, sukuria naujus tonus. Ir tie nauji tonai yra obertonai. Ir jie visada būna vienodai dvigubinasi. Sakykim. Čia yra pirmasis tonas, pagrindinis. Čia yra pirmasis obertonas, čia antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis, šeštasis, septintasis, aštuntasis, devintasis, dešimtasis ir taip toliau, kol visiškai pavirsta aukštaisiais dažniais. Taigi, ta pjautinė banga yra praleisti kas antras obertonas ir jie visi vienu metu skamba taip. Kokia nors kita banga, trikampinė, jinai jau skamba taip. Kvadratinė banga taip. Žodžiu, esmė tokia, kad filtruojant baltąjį triukšmą mes galime gauti įvairius tembrus, kurio pagalba mes galime užsiimti garso dizainu, kurti garsą. Tai čia yra sintezė iš principo ir sudedamoji sintezė, kad mes galim dėlioti kartu 2 tembrus.
Tada yra apimties sintezė, kada mes turime spektrą garso ir mes galime jį mažinti. Čia aš labai taip primityviai. Tada yra moduliacijos sintezė, kada mes į vieną bangą skleidžiame kitą bangą ir jinai sukuria radikaliai kitą tembrą. To parodysiu. Kol čia užkrausiu, aš tada papasakosiu apie kitus sintezės būdus. Tai pavyzdžiui yra audio įrašų manipuliacija, gali būti taip vadinama fizinio modeliavimo sintezė, kada mes kompiuterio pagalba sukūrėme fortepijono garsą. Tiesiog mes sukūrėme modelį fortepijono kompiuterio ekrane, programoje ir jisai skamba 98% panašiai į fortepijoną. Tai čia yra moduliacijos sintezė. Ir viena iš šios rūšių dažnių sintezė. Tiesiog vieną garsą moduliuojam kitų garsų. Tai čia tas išradimas, kuris buvo padarytas 30, 40, 50 metais, sintezatorius. Tik jisai buvo dydžio daugmaž galbūt didesnis negu šitas kambarys. Tai esminis dalykas, apie kurį dar reiktų pasakyti, kad sintezatorius susideda ne tik iš tų bangų, bet susideda ir iš filtro, kuris visą spektrą gali sumažinti arba iškirpti. Tada galima gaubtinės pagalba. Gaubtinė jinai padarytų, tarkim, taip. Gaubtinė tai yra kontrolė, garso kontrolė. Sakykime, aš noriu, kad sintezatorius automatiškai padarytų taip. Ne tą sintezatorių žiūri. Tuoj. Jeigu aš su šituo kontroleriu padarysiu taip, kad jisai mano filtrą A, jo šitą filtrą sumažins, nuleis žemyn, tai yra sumažins dažnius visą laiką. Aukšti dažniai išnyks, viduriniai dažniai išnyks tik nieko. Aš parinkau jį ir tada spaudžiu natą. Tokiu principu ir labai daug efektų būtent išgaunama būtent šitų 4 slaiderių pagalba. Taip pat dar yra efektai.
Ir tai ir yra garso dizainas. Tai dabar, ar tai yra muzika, ar tai yra garsas? Bet kuriuo atveju. Bet klausimas yra kitas. Klausimas yra toksai, ar tą chaosą, kuris yra mūsų viduje, mes norime organizuoti ar ne. Nes tik garsas savaime yra tik tembras ir daugiau nieko. Jame nėra nei harmonijos, jame nėra nei moduliacijos, nei formos, struktūros. Visą tai mes galime daryti, bet yra tam tikri dalykai, kurie yra išmesti visiškai. Pavyzdžiui, yra toksai terminas bifunkcinė harmonija. Čia yra tai, kad žmogui natūraliai visada yra tokia trauka, kaip liaudies muzika, pavyzdžiui. Groja. Čia yra bifunkcinė harmonija. Garse jos nėra. Taigi, taip. Tai aš būtent apie tai ir sakau, kad tai yra labai didelė problema. Didžiulė. Tai, kad žmogus turi garso sensaciją iš elektros. Ir jam daugiau nieko nereikia. Ir šiuo metu yra labai žemas lygis tos elektroninės muzikos, kuri yra priimama labai didelės dalies žmonių. Nes, sakykime, jeigu paimti muziką, kuri buvo prieš 400 mečius varguolių muziką, kokią nors, ar ten tų žmonių, kurie nieko nesupranta muzikai, nėra profesionalai, tai jų muzika būdavo labai sudėtingai parašyta pagal tam tikras sisteminės rodiklės. Bet čia aš taip, kaip sakyt, kraštutinis toksai. Aš norėčiau paklausti, o kaip tada atrasti tą ribą, kada mes traktuojame, kad tai nėra muzika ir kad tai tiesiog garsas? Labai lengvas klausimas. Labai gerai pasakyti apie sistemą. Tai yra kaip rankų kalba yra forma, sistema, dalį. Muzikos kalba. Tai yra muzika. Garsas yra neįmanoma dalykas, visiškai jau nieko. O kai pasakė problema tada ir yra, kad žmonės tarsi tampa beraščiai. Jie galvoja manipuliuodami tik garsu. Jie iš tiesų bando kurti, bet jinai yra nesugeneruos. Tai aš sakau, garsa yra garso profai. Visiški profai. Bet jeigu paimtum vieną garsą, laikytume jį. Galima jį taip laikyti, paimti tik reverbą. Efektą vieną ir tu su tuo reverbu gali sukurti sistemą ir ją... Taip, ir tu gali ją visą užrašyti dar tokioje penklinėje ir parodyti muzikos akademijos profesoriui, ir jisai nieko to niekada negalės pasakyti, nes tai atitinka sisteminius standartus, bet tai yra padaryta. O vienas statinis garsas, jis neturėtų užrašytas atitikti tų sisteminių standartų? Visada turi profesionalioje muzikoje garsas būti užrašytas, nes tai yra kompozicija, o ne improvizacija. Tai realiai atsakymas į klausimą, kad kol garsas nėra užrašytas, tol jis netampa muzika? Ne. Čia mes kalbame apie... Bet tai čia gal konceptualiai dalykai. Taip, čia... Aš įkūriau aukštąją mokyklą ir parašiau įstatuose, kad pas mane galima garso neužrašyti ir tai bus muzika, Esmė yra tokia, kad muzika yra organizavimas. Ir muzika buvo organizuojama pagal tam tikrus principus, muzikos kalbos elementus. Tarkim, melodija, harmonija.
Čia yra tokie du visiškai kertiniai taškai. Dėl to, kad tai yra visą laiką skirtingi dažniai, kurie kūrė šviežumo jausmą žmoguje. Sakykime, dabar žmogus po visokių proveržių 60-aisiais minimalizmo, jisai nori eiti galbūt į kažkokias atmosferas, meditacijas ar kažką panašaus. Ir jam tas dalykas nebereikalingas. Jam, pavyzdžiui, yra poreikis ritmo. O ritmas yra grįžimas atgal. Tai yra grįžimas prie to, kad genys tuksena prieš daug tūkstančių metų. Čia ir yra esmė, kad čia yra hiperepocha. Čia yra toksai dalykas, kad žmogus nieko nesuprasdamas, jisai atkartodavo tai, ką girdė. Ir pavirstavo taip, kad gauja žmonių jie stuksena kažką tai kaulais. Iššoka aplink laužą, o kas dabar yra? Žmonės eina į rūsius ir ten iššoka aplink laužą. Čia yra lygiai tas pat. Bet negi ritmo modernizavimas šiandieninė technologija nebūtų, negi tai irgi yra traktuojama kaip grįžimo atgal? Negi vien ritmas negali, atitikti kažkokią sisteminę, aš nežinau, kaip suformuoti, žinot. Muziko, kaip jisai ritmas yra muzikos kalbos elementas, kuris dabar užima pagal svarbą diktatoriaus vietą. Daugmaž. Sakykime, diktatorių visada galima nuversti, bet nuversti jį yra labai sunku. Tai ritmas yra šioje vietoje. Anksčiau melodija būdavo šitoje vietoje, arba harmonija, arba buvo kažkoks daugmaž vienodas balansas. Bet fizikai, aš noriu truputėlį dar trumpai apie ritmą pasakyti. Galiu dar vieną klausimą. Jūs sakot, kad harmonija iškelia ten kažkokius viduje geras ar vibracijas, taip? Nesvarbu geras ar blogas. Ritmas irgi. Tai tada, kaip mes galime lyginti, kuris yra svarbesnis? Ir kur yra progresas arba regresas? Esmė yra komplekte. Komplekte. Ritmas dabar yra labai svarbus. Tai esmė yra tokia, kad fizikai, kurie prieš save visą laiką matė lemputę, kuri skleidžia tą tokį spragsėjimą, jie tą spragsėjimą pradėjo vystyti. Ir tas vystymasis pavirto į tai, kad atsirado tokios mašinos kaip ritmikonas. 932 metais sukurtas Leono Teremino įtaisas, kuris vienu metu gali kelis tonus skambinti, groti pats. Sakykime, vienas tonas skamba vienu ritmu, tu, 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 o kitas tu, 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 tu. Ir kompozitorius toksai Henry Cavillas būtent užsakė šitą instrumentą. Tai čia yra elektroninio ritmo pradžia. Va šitas įtaisas. Tas žmogus išrado jį. Tada yra Chamberlaino Rhythmate. Tai esmė tokia, kad yra magnetinės juostos, 12 magnetinių juostų ir kiekvienoje įrašyta po 3 ritmus. Panašiai kaip mes jungiame Yamahos, taip vadinamą joniką ir jinai skambina akompaniamentą. Tai tu tenais gali junginėti tos akompaniamentus laisvai. Tada yra toksai Raymond Scottas, kuris sukūrė savaime besigeneruojantį sintezatorių, kuris gali generuoti pagal jau užprogramuotą garsą, sakykime, kosmoso garsus, gamtos garsus, o taip pat yra bongo būgnelis, kuris pats generuoja ritmą. Tada atsiranda toksai, nežinau ar tiksliai ištarsiu, Wurlitzer sideman. Tai esmė tokia, kad yra piešiniai, ritmo piešiniai ir sukasi diskas ir ant to disko yra
magnetinės tokios schemos ir kada jos sukasi tam tikroje vietoje, atkartoja tam tikrą piešinį. Tai čia jau yra laiptelis aukštyn labai didelis. Vėliau atsiranda toks A-Stone. A-Stone tai čia jau praktiškai tai, ką mes žinom ritmo mašina. Čia Rolando įkūrėjas, toksai japonas vienas, neužsirašiau. Sukūrė ir esmė yra tokia, kad yra sudėtingi patternai, kaip mums, sakykime, ten pasakytume kažkoks techno, ar šiaip man tai tas A-Stone yra žinomas iš tokios grupės Genesis. Sakykime, kad yra arba synth pop. Čia yra tie terminai, kur ritmo mašina buvo labai plačiai naudojama. Tai po tame A-Stone buvo labai tokie smulkus piešiniai ir tu juos dar gali kombinuoti kažkaip tai ir sukurti kažkokius naujus piešinius, kad tenais tuf, tuf, čiš, čiš, tuf, kažką tai tokio jau gali kombinuoti. Ir dar po kelių metų, čia mes kalbam apie 1967 metus, atsiranda 2 ritmo mašinos ir toliau aš daugiau nenoriu apie tai išsiplėsti. Tai pirmoji yra TR-808, tai generatorius, garso generatorius, kuris gali generuoti ritmo garsus pagal tavo poreikius. Tu gali juos aukštinti, žeminti, bet jie yra generuojami iš elektros iš karto. O kita ritmo mašina yra Lin LM1. Tai jos pagrindinis skirtumas yra tas, kad yra generuojami garsai iš jau įrašytų audio failų. Ne audio, gal magnetinės juostos failų perdėtų į audio failus ar iš mikrofono. Tai va, tai tas ritmo atsiradimas, kaip sakyti, istoriškai lyg nieko ypatingo. Ritmas pats svarbiausias dalykas. O, pats svarbiausias. Nes kitaip melodija, tai tos pačios natos, tai viską padaro ritmas. Tai yra labai gerai. Tai yra labai gerai, kaip yra dabar. Dėl to, kad galima kažką tai kurti ir eiti į priekį. Blogiau būtų, jeigu aš ateičiau ir pasakyčiau, kad šiuolaikinė muzika visko yra, kiekvienam yra to, nuo 3, 4. Bet iš tikrųjų to nėra. Bet jeigu ritmas nereikšmingas mūsų muzikinėje istorijoje, tai mes turėtume nubraukti tam tikrą laikotarpį ir tam tikras kultūras ir palikti jas tokiam nereikšmingam sąraše. Galima būtų taip pasakyti? Galima būtų pasakyti, kad žmogaus širdis tuksi ir nuo to nepabėgsi. Tai yra tiek svarbi žmogaus fiziologijoje vieta ir ritmo, pulso vieta yra tokia stipri, kad mes norime jos. Bet ar būtent tas terminas, kurį jūs paminėjot, kad tai nėra reikšmingas įvykis, ar tai nėra toks labai... Ne, tai yra, aš sakau, kaip jisai susikūrė iš fizikų mokslininkų, kurie sėdėjo priešais elektros lemputę. Aš kalbu apie tai, iš kokio fenomeno tai kilo. Ritmas. Elektroninis ritmas. Ne, tai žmogus pats pasirenka, ko jisai nori ir jis eina link to. Jūs paklausykit mano muzikos, kokią aš kuriu. Tada palaukit sekundėlę. Alaus yra?
Čia ne, tai yra užeigose skambanti muzika, kuri perduodama iš lūpų į lūpas. Matot. Visiškai nėra ritmo. Tik čia nieko nesigirdi. Ir truputėlį žemų reikia nuimti. Gerai, dabar kitą dar parodysiu. Šitas tai visiškai be ritmo. Girdit, visiškai ritmo nėra. O dabar visiškai nebus. Tai va. Ten klausimas buvo. Man ritmas, apskritai aš labai noriu kurti be ritmo. Tiesiog norisi, bet kai aš be 11 metų pradėjau kurti, aš kuriu visą laiką su ritmu ir kuriu iki dabar su ritmu. Bet tai, kaip sakant, tai aš neįtakoju, ar aš noriu to ar nenoriu. Aš nelabai suprantu, ką reiškia be ritmo ir ką reiškia su ritmu. Filosofinė prasme mes negalim. Tai neįmanoma, logiškai tai neįmanoma. Tas ritmas super greit keičiasi ir nėra jokio pastovaus, bet vis tiek yra nepastovus ritmas. Toks klausimas iš muzikinės teorijos. Jeigu apskritai muzikos užrašymas, tarkim, penklį, jau tai yra ritmas. Nes mes turim taktus, kažkokį tai metrą, tai mes kažkokį ritmą sekam. Jis nebūtinai turi egzistuoti taip akivaizdžiai, bet jis yra. Bet pripažinkit, ritmas, sakykime, jeigu paimti Aphex Twiną ir paimti techno, skiriasi.
Tai aš apie tai. Nu, bet tai skirtingo ritmo. Aš visiškai, kaip sakyt, neturiu opozicijos, nes aš kuriu lygiai taip pat. Aš tiesiog bandau konstatuoti, kad muzika kaip toksai sutvėrimas, jisai nyksta. Atsiranda garsas, nes muzikos nebepakanka. Ir tas garsas yra labai šiuo metu prieinamas per ritmą, bet per netokį ir per tokį sudėtingą ritmą, bet visa tai yra elektros ribose. Ir tas ritmas dažniausiai, kurį mes girdime savo gyvenime, be kokių 2% ar 1%, jisai yra kaip pulsas vienodas, nesvarbu kokiu tempu. Ačiū. Jeigu tai yra mano nuomonė, muzika yra man. Čia yra tikslas. Aš dėl to ją ir kuriu savo. Bet tu ją kuri kodėl? Kad tu geriau jautiesi dėl to? Taip. Tai yra saviriška, kaip ir kiekvienas tvarko. Taip, viskas tvarko, aš tik tai klausiu. Bet tai kažkokia emocinė ryšį. Jeigu aš nekuriu tam tikrą laiko tarpą, aš jaučiuosi blogai. Bet kai klausai savo sukurtą kūrinį, tu jauti kažkokią emocinį pokytį savo viduje? Jeigu klausau vėliau, tada taip. Bet jeigu klausau po to, kai sukuriu, nejaučiu nieko. Nes man įdomu, kas apskritai, ar aš teisingai galvoju, ne, kad muzikos tikslas yra sudirbinti klausytoją kažkokias emocijas, iššaukti, paliesti dūšią. Čia yra truputėlį kita tema, bet jeigu aš kuriu muziką, kuri man patinka ir jinai dar kažkam patinka, nieko geriau negali būti. Taip, bet tu kai klausai savo kūrinio, tau vis tiek kažkokia emocija kyla. Aš sakau, jeigu aš šį klausau iš karto, aš jaučiuosi blogai ir nepatenkintas. Jeigu aš klausau po labai ilgo laiko tarpo, aš savo atleidžiu už kažkokius tai minusus ir man tai patinka. Taip, aš sakau, nes man asmeniškai muzika sukelia emocijas, man įdomu kaip patiem. Kažkaip atbaida. Per technologiją tokių jausmų galima išgeneruoti. Jo, čia ateities reikalai. Tai, kad garsas generuoja vaizdą ir galų gale labai kompleksiškas garsas generuos labai kompleksišką vaizdą. Iki tiek, kad žmogus sugebės perimti kodą, kaip generuojasi gamta. Aš turiu klausimą. Dabar iš tikrųjų prie pranešimo esmės. Tai kuo akademinė muzika skiriasi nuo neakademinė? Tuo, kad 15-metis užsinori kurti muziką arba 30-metis arba 45 metų nueina į Google ir parašo music making arba ką nors, arba music making programą, atsisiunčia kažkokią programą ir tenai sėdi. O akademinė muzika tai yra tai, kad tu nueini ir išmoksti mokslą, kuris apima daugiau negu 5000 metų. Bet žodis akademinė savyje turi mokslo šaknį, mokslo. O tiesiog kūrimas, jisai yra saviraiška arba mokslas, kurį tu darai savarankiškai, kaip tu mokaisi kalbos savarankiškai. Man tie du žmonės skirtumo neturi. Ar tu su akademiniu išsilavinimu ar ne, bet aš kalbu, kad akademinis išsilavinimas, jisai apima tą medžiagą, kuri yra sukaupta ar susisteminta praeityje. Bet ar neturėtų, ta prasme, aš tai kažkaip įsivaizduoju, kad ta akademinė muzika turėtų duoti kažkokius tai
impulsus ne akademiniai, ta prasme, praktiniai realizacijai, ta prasme, Pradžiai. tiems, kuriems kažkokių naujų idėjų pasisemti iš Tai tos matote, žmonės nesiklauso tų sugebėjimų. Čia yra terminas toksai, jeigu girdėjot, korozija. Rūdyjimas. Čia reikia pravalimo tokio, normalaus, ta prasme, ištaisyti padėtį, nes yra tokia destrukcija padaryta, kad yra padėtis praktiškai nebeišlaviruojama. Akademiniai muzikai. Dėl to, kad yra prieita iki tokios situacijos, kada yra atsinešamas laptopas, paleidžiama Max MSP programą, kuri generuoja vaizdą ir tai skaitosi akademinė muzika. Nors žodis muzika tenais yra kažkur tai ne tam kambaryje, ne toj muzikos instaliacijai, tai yra garsas. Bet jeigu tai atitinka akademinis standartas, tai kaip ir minėjom prieš tai virsta muzika, tai... Ne. Bet man asmeniškai, Taip jūs tokia, ką tik paneigėt savo nuomonę. Nepaneigiu. Bet man, pavyzdžiui, kertinis akmuo, nesvarbu ar akademinė ar neakademinė muzika, yra kūryba, ta prasme, kūrybinis aspektas. Be abejonės, bet reiktų, kaip dabar kūrėsi tokios specialybės kaip sound design, sound engineering arba tiesiog sound creation. Bet ne music creation, ne music design, ar ten music engineering, ar music speech, ar music harmony, ar music melody, ar music theory, ar music history, ar musicology ir taip toliau. Čia yra sound, čia yra nauja epocha ir tą dalyką reikia visiškai kitaip vystyti atskirai nuo muzikos. Bet aš tai kažkaip vis dėlto manau, kad kūrybinis aspektas yra iš tikrųjų variklis, kuris veda tiek tą akademinę muziką galbūt į priekį, tiek ir tą praktinę muziką. Nu jo, čia panašiai kaip tu atsikeli ir nori eiti. Tai jo, yra tos tiesos, kad kūryba verčia kurti garsą arba kūryba verčia kurti muziką. Čia taip yra. Nemanai, kad visą tai, apie ką šnekėjai ir tą muziką, kurią tu kuri, tarkim, po kelių dešimtmečių pataps akademinė muzika ir tai mokys profesorių. Tai pataps istorija. Tada būtų labai gerai. Tik man reikės tada didesnių ausų kimštukų. Kadangi nuo elektroninės muzikos jau 3 metus, kaip sakant, turiu problemų su ausimis. Aš turiu klausimą tokį. Prašau, klausimą. O čia ne vien tik tavo įžvalga yra, tai yra... Čia yra... Rašoma ir galvojama, sistemizuojama, kad muzika nuo garso pradedama atskirti. Apie tai yra rašoma, tai yra neobjektyvi nuomonė ir tai yra informacija objektyvi perteikta per mano prizmę. Norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojat, ar netolimoje ateityje, kai bus išrastas dirbtinis intelektas, ar elektroninė muzika, jinai, kur ta dirbtinio intelekto netaps tokia tobula ir tokia stimuliuojanti, kad mums tiesiog nebereiks to signalo žmogiško? Man apskritai žodis ekstazija yra labai juokingas. Dėl to, kad žmogus ekstazija negali būti visą laiką. Tai yra tiesiog neįmanoma. Žmogus, jis negali tame būti, nes tai yra bloga. Ta prasme, tai, kas visą laiką tu esi vienoje būsenoje, tai tampa, kuo toliau tai tampa labiau tau neigiamas dalykas. Ir lygiai taip pat, kada tu kalbi apie dirbtinį intelektą ir apie tą elektroninę muziką, tai yra tiesiog ėjimas iki to, kad mes turėsim geležinius kaulus ir dėsime savo tenai smegenis. Bet, aš nežinau, aš negaliu to nuspėti. Bet pati nuomonė, tas toksai, kaip pasakyti, arba kaip galvojat, ar tai bus reikalinga ar ne? Bus reikalinga. Aš tai galvoju taip, tol kol žmogus turi ausis, muzikos, tebūnie garso ir muzikos sensacija jam gyvybiškai reikalinga.